prologas. Tai trumpai tik tais reziumuosiu apie šilko kelio varžybas, Maskva-Pekinas. Varžybos tikrai ilgos, organizatoriai labai norėjo didelės pompastikos, norėtų gal net konkuruoti su Dakaru, tai visom prasmėm lenktynės tikrai laiko prasme ir kilometražo prasme yra panašios, bet aišku, yra labai daug nesklandumų organizacijai, yra labai daug dalykų, kuriuos dar reikės užšlifuoti ir jeigu jos taps kai kasmetiniam varžybom, tai aš manau, kad čia tikrai viskas bus išspręsta. Labai džiugu, kad būtent šitam renginį pirmam sudalyvavom, visam tokiam yra sunkiausia dalyvauti. Labiausiai džiugina mūsų komandos pasirodymas geras, kad vis dėlto 5. vieta absoliučioje įskaitoje, 5. ir 10. tai yra tikrai solidžios vietos, to labai žinant, kad dalyvavo Peugeot gamyklinė komanda ir 5. vieta tikrai yra labai solidu ir žinom, kad ten kelių minučių pritrūko iki 4. vietos, bet ir ta 10. vieta mūsų antro piloto Baužano yra tik dėl to, kad buvo gedimai automobilio. Pats aš šitose lenktynėse kol kas turbūt labai dalyvauti baisiai nenorėčiau, nes vis dėlto labai ilgi pervažiavimai, labai brangios lenktynės, tikrai brangios. Biudžetai čia yra didžiuliai, kaifo yra sąlyginai netiek daug. Tai kol kas dar palauksim, aš manau, kad sutvarkys viską ir kažkada gal ir čia viskas sustiguos teisingai. Bet šią akimirką džiaugiamės to, kad padėjom Astanos komandai pasiekti aukštus rezultatus. Įgijom daugiau patirties, dar daugiau įvairios patirties, kurią tikrai išnaudosim važiuodami Dakare. Tai čia yra svarbiausia.